Nuotykiai kvailių beieškant. Gyveno viena šeimyna. Tėvas su motina, sūnus ir dukrytė. Kartą dukrytė malė ir kad pradėjo verkti. Priėjo motina ir klausė, ko dukrelė verki? Ogi, sako, pagalvojau, kad turėsiu sūnų ar dukterį. Tai maldama pasisodinsiu ant girnų, nukris ir užsimuš. Tai ir verkiu. Ir motina ėmė verkti. Priėjo tėvas ir paklausė, ko jos verkia. Ir tėvui taip pat atsakė, ir tėvas jau verkė. Pagaliau priėjo brolis ir broliui tą patį sako. Tada ir brolis sako, kvaila tu sesuo ir baigta, o dar ir tėvai verkia. Ko gero teks ir man verkti. Išeisiu iš namų ir negrįšiu, kol nerasiu už jūs kvailesnių. Užėjus į vieną dvarą, ponia klausė, iš kur tamsta atsiradai? Juk pro duris nemačiau įeinant. Aš iš dangaus čia atlėkiau. Dievas siuntė kruopų atnešti. Nepamačiau skylės ir iškritau, bet ir vėl užlipsiu. Tada ponia sako, aje, iš dangaus. Tai gal žinai, kaip mano sūnus ten gyvena? O, labai blogai. Jeigu 100 litų neduosi, tai jam bus dar blogiau. Ponia tuoj davė jam 100 litų. Pamatė jis kieme kiaulę su paršeliais. Nusiėmė kepurę ir lenkėsi kiaulėms. Ką čia dabar darai, klausė ponia. Nutariau žemėje susituokti. Tai kviečiu ponios kiaules į svočias. Turbūt iš mužikų esi, sako ponia. Ir davė jam ponia kiaulę į svočias. Kuilį svotų, o paršelius pajauniais ir pamergėmis. Tai tas kiaules ir išsivarė. Po kurio laiko grįžo ponas ir suprato apgavystę. Tuojau pasikinkė arklį ir išvažiavo ieškoti apgaviko, o tas jau buvęs kiaules pardavęs. Pamatęs atvažiuojantį poną, greitai pasirėmė prie pasvirusios obelies, neva parėmęs ją prie laiko, kad nepargriūtų. Privažiavo ponas ir klausė, ar nematei tokio žmogaus nusivarančio kiaules? Mačiau, atsakė jis. Dar netoli, aš mačiau, iš kurio keliu jis nusivarė, tuojaus jį pagausiu. Tik palaikyk, ponas, obelį, kad nepargriūtų. Ponas liko prilaikyti obelį, o jis nuvažiavo su pono arkliais. Pardavė arklius, persirengė ir vėl eina per žmones. Ponas pagaliau suprato, kad jį ir vėl apgavo. Pasikinkė kitą porą arklių ir vėl išsivijo. Pavažiavę žiūri, priešais ateina kažkoks senis, o tenai buvo tas pats apgavikas. Pamatęs poną, jis greit nusiėmė kepurę, prisėmė dumblų ir sėdė ant akmens. Pravažiavo ponas ir klausė, ar nematei tamsta tokio žmogaus, 2 arklių važiuojančių? Mačiau. Tačiau tai vieni niekai, bet ar negirdėjai, ponas, kad po 3 dienų palikus kars? Kad po 3 dienų plikius kars. Aš turiu tokių vaistų, kad per 3 dienas atžilę plaukai. Tas ponas buvo plikas, išsigando jis ir prašo tų vaistų. Greit uždėjo jam kepurę su dumblu ant galvos ir sako, palūkėk, o aš tą važiuoju pavysiu. Ir vėl nuvažiavo su pono arkliais. Ponas laukė 3 dienas, nieko nesulaukęs, nusiima kepurę, pasižiūri, nė vieno plauko ant galvos. Suprato, kad jį ir vėl apgavo. Parėjo namo ir tyli, nebenori, nebebara ponios. Tada ponia sako, ir kvailas gi tu kaip bato aulas. Mane mužikas kartą apgavo, o tave 2 kartus.